Sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Ir šitos kortos labai gražios. Ir derinasi prie, atsiprašau, prie staltiesės. Įsirinkti, aišku, spėjo, todėl skaitau. O kokia kova? Jum gali pasirodyti, kad kažkas kėsinasi į jūsų turtą, į jūsų garbę, į jūsų sostą, į jūsų krėslą. Jum tai pasirodys. Greičiausiai tai niekas ir nesikėsina, bet jūs sugausit kažkokį žvilgsnį, kažkokį mostą. Ir jum sunerims širdis, kas čia bando jūs pajudint, pakenkt. Ir jūs stosit į kovotojo tokią poziciją. Pastovėkit vieną dieną toj kovotojo pozicijoje. Susigražinkit šiek tiek adrenalino, šiek tiek tokių vibracijų. Gerai apsidairykit, ar tikrai iš kokio kampo, iš kokio krūmo, iš kažkur tai, iš kokios sankryžos nejuda į jūs pavojus. Pasidairysit ir pamatysit, kad pavojaus jokio nėra. Jum tas nerimas sukilo gal nuo tvankios dienos, gal nuo persivalgymo, o gal nuo nedavalgymo, o gal nuo o gal jūs pervargot jau. Ir dabar jum atrodo, kad visi jūs pasiruošę toliau vargint ir vargint. Tai bus iliuzija, tai bus tiesiog jūsų minčių žaismas, viskas gerai aplinkui, bet nieko čia tokio, kad jūs šiek tiek panerimausit ir susigražinsit savo budrumą. Ir susigražinkit tą budrumą. Kame reikalas. Susigražinkit budrumą, nes galbūt jūs jau užsnaudėt nuo viso kokio gerumo ir pamiršot, kad padirbėt, pasidairyt, pamastyt, paprotaut irgi verta. Taip, kad stipriai atsimerkit rytoj ir stebėkit, puola jūs kas nors ar nepuola. Tai va, čia tas riteris, jisai auksinis, tas riteris, ir jo šarvai blizga, ir jos žirgas auksu apkaustytas ir pakaustytas. Jūs laukiat kažkokio, sakyčiau, turto, kažkokio pinigų, kažkokio pavedimo, kurį jūs uždirbę, o jis, tarytum dar vėluoja. Bet nebus kitaip. Riteris eis lėtai, nors šitas jo žirgas taip jau pasiruošę šuoliui. Jis pasiruošę šuoliui, bet kada iššoks dar neaišku. Žodžiu, jūs gausit tą savo turtą, jūs gausit tą savo uždarbį, jūs gausit tą savo įvertinimą, didelį pentaklį, didelį pinigą, tik truputėlį vėliau, ne rytoj dar. Jūs rytoj ir išliksit tame laukime, skaičiavime, dar mąstyme apie tai, kur jūs paskui padėsit jau tuos pinigus, kai gausit, ar kur pastatysit tą sofą, kai jum ją jau atveš. Su sofa geras pavyzdys jo. Tai va, neverta nerimaut, jūs gausit savo pinigus, o gal tai jūs nešat kažkam pinigus, bet lėtokai. Įsivaizduokit, jums reikia nunešti krūvą pinigų kažkam ir kaip jūs ten greitai bėgsit. Ne, jūs eisit gana lėtai ir jūsų žirgas irgi lėtai neš tą skrynę su pinigais kažkam. Jeigu tai būtų. Bet greičiausiai tą skrynę su pinigais neša jum. Taip ir yra. Neša tą skrynę jum lėtai, bet užtikrintai. Ir būtinai jūs tai nudžiugins. Ir čia kova, o čia jau kova. Jūs jį vis dėlto kažkas, trečią variantą, įvels į kažkokį
ginčą, į gal kokią konkurencinę kovą, gal jūs norėsit pasitikrinti, kas stipresnis, kas gražiau kalba, kas gražiau dainuoja, kas greičiau bėga, kieno didesnis batas ir kas nors dar tokio. Va, ir žinot, ką jūs galit, jūs turit teisę į šitą kovą nesivelt. Va čia tas atvejis, kai jūs imat ir pasakot ne, aš į jūsų šitas pinkles nelysiu. Žinoma, jeigu jūs į tą kovą įsileisit, jūs ją laimėsit, bet galit ten prarasti energijos. Nors ir energijos jūs gausit papildomos. Bet tą energiją papildomą jūs galite eikvot ir galite neeikvot. Čia jau kaip jums patiks, čia jau jūsų pasirinkimas, bet pakovojimą jums pasiūlys. O čia tas smalsusis berniukas, tas kardų pažas, jis smalsus, jis protingas, jis netgi gudrus, bet jis nieko nenori rimto padaryti. Jis nori geriau kokią intrigėlę kur nors prasukt, kokį plepalą, kokį kokią paskalą atnešt. Jis rytoj jum taip ir padarys. Užsuks kažkokią žinią į jūsų kiemą, tokia, nelabai prasminga. Bet sukels jum taip pat interesą, taip pat smalsumą, ar čia tiesa, ar čia netiesa. Jūs irgi patys nuspręsit tiesa ten ar netiesa, bet į tai jūsų domins, smalsumą sukels, visada labai įdomu, ką nors išgirsti apie kitus, ypač tokius gerai pažįstamus, nors įdomu yra apie negerai pažįstamus. Išgirst kažką tokio. Jūs pasiklausykit visko kažko tokio, bet tikrai nesivelkit į aptarinėjimus, nes tik veltui praaušinsit burną, nieko iš to naudos nebus. Bet jeigu jūs labai mėgstat pasikalbėti apie visokius smalsius klausimus ir jeigu taip pat mėgstat intrigėles, jūs galite jas aptart. Tai jau jūsų reikalas. Bet mano patarimas būtų nesikišt. Klausykit ir linksminkitės. Bus geriausias variantas.